mano širdis, širdies, užliek mane savojo džiaugsmo versme, paliesk mano lūpas savo ugnim, užliek mane savojo džiaugsmo versme, paliesk mano lūpas savo ugnim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dievo Tėvo meilė, Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Ir su tavimi. Turim ypatingą malonę melstis Marijos apsireiškimo vietoje. Dėkokime Viešpačiui už visą tai, jūsų intencijos yra čia sudėtos ant altoriaus. Viešpats mato mūsų širdis, mato tuos žmonės, kuriuos čia atnešėm, užrašėm ir atvežėm. Tebūna Viešpats visiems gailestingas, mergelė Marija te užtaria. Pradėdami šventąsias mišias, atsiprašykime Dievą už savo nuodėmes ir melskime jo atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Melskimės. Dieve savo Sūnaus kančia ant kryžiaus panorėjęs išvaduoti žmonės iš sielų priešo galios, duok mums pasiekti prisikėlimo garbę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Sėskimės Dievo žodžio klausytis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymų mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti apaštalus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitai žmonėmis. Juk prieš kiekvieno laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas. Visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo.
o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis sumanymas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. O jeigu jie iš dievų, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptume Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimų. Pasišaukę apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei namuose ir skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Mesiją. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Vieno teprašau viešpaties, viešpaties namuose gyventi. Vieno teprašau viešpaties, viešpaties namuose gyventi. Viešpats mano šviesa ir pagalba, kogi turėčiau bijotis. Viešpats mano gyvenimo tvirtovė, prieš ką turėčiau drebėti. Vieno teprašau viešpaties, viešpaties namuose gyventi. Vieno teprašau viešpaties, tik vieno tetrokštu, viešpaties namuose gyventi kiekvieną savo gyvenimo dieną. Viešpaties žavumu gėrėtis ir lankyti jo šventyklą. Vieno teprašau viešpaties, viešpaties namuose gyventi. Tikiu, kad patirsiu viešpaties gerumą, gyvųjų pasaulį. Pasitikėk viešpačiu ir būk ištvermingas, turėk drąsos ir viešpačiu pasikliaukit. Vieno teprašau viešpaties, viešpaties namuose gyventi. Alleluja, 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 alleluja. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: kur pirksime duonos jiems pavalgdinti? Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam atsakė: už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė: susodinkite žmones. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: surinkite likučius kąsnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Paėmė Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Tai Viešpaties žodis. Man atrodo, pasidėkite tuos telefonus, bus smagiau susitelkti į tai, į mane, į Dievą, į mergelę Mariją. Jau užfiksavom, aš ir taip savo stoviu, sėdžiu, tikriau sakant, galvoju, aną dieną žiūrėjome, minios čia buvo, ar ne žmonių. Šventasis popiežius Jonas Paulius II klūpėjo, ir mes dabar čia esam. Tai ar nenuostabu? Kokia malonė. Ir viskas vėlgi taip gražiai susisieja su Viešpaties žodžiu. Mėnesį, ilgiausiai 2 mėnesius ištvers šitas judėjimas ir viskas nublanks. Nenublanksta, tveria toliau. Kiekvieną dieną pasipildo bažnyčia naujais nariais ir net žinome, kad kūno mirtis nesumažina šitos bažnyčios. Bažnyčia kasdien, kas minutę, gal rečiau, bet jinai kasdien auga. Ir kaip smagu suprasti ir suvokti, irgi tai yra slėpinys, kad esu viso to dalis. Kad nenumiršta šitas kūnas ir kitas atsakymas Evangelijoje, kad jis yra maitinamas pačiu Kristumi, mistiniu Kristumi, jo galva, tai irgi yra nuostabu. Ir dar kitas toks pastebėjimas mums visiems, kai jūsų klausausi, kai jūs dalinatės, ką užrašote į intencijų lapą, tikrai turit nemažai tų, kuriem atrodo čia viskas išgalvota, netikra, kurie priešiški tam, ką jūs darot, kur jūs čia atvažiavot, ko jūs meldžiatės. Bet išgirskite, ką išgyveno apaštalai, jie išgyveno džiaugsmą, kad dėl Jėzaus patyrė paniekinimą. Kristus kryžiaus kely sakė: neverkit manęs, o sekit manim. Tai ir dėl tų savo artimųjų nužliumbėm kažkokį momentą, bet iš kitos pusės džiaukimės, kad mums yra geriau. Jie mano kitaip, bet mums yra geriau.
Tai labai ačiū Viešpatie už šitą kelionę, kuri yra jau besibaigianti, bet ačiū už visą tai, ką patyrėme ir dar laukia rytojaus diena, bet Fatimoje melstis prie apsireiškimo vietos, tai yra malonių malonė. Amen. Garbinkime Kristų, visokios gyvybės šaltinį ir visų dorybių pradininką ir prašykime, Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Gelbėtojau Jėzau, tu buvai numarintas kūnu, bet atgaivintas dvasia. Leisk mums mirusiems nuodėmiai gyventi dvasia. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Tu siuntei mokinius į visą pasaulį skelbti Evangelijos visai kūrinijai. Te gyvena tavo dvasia, Evangelijos skelbėjai. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Tau duota visa valdžia danguje ir žemėje, kad liudytum tiesą, išlaikyk tiesos dvasioje mūsų vadovus. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Tu visą darai naują, o mums liepi budėti ir laukti tavo karalystės. Padėk mums, karštai besiilgintiems naujo dangaus ir naujos žemės, kad dar uoliau rūpintis šiuo pasauliu. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Tu nužengiai į pragarus ir mirusiems paskelbei gerąją naujieną. Būk mirusiųjų džiaugsmas ir tvirta viltis. Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę. Tyloje išsakykime Viešpačiui savuosius maldavimus. Tave meldžiame, Viešpatie, atkurk pasaulyje savo karalystę, kurioje tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen. Šešta giesmė. Marija, Marija, motina mūsų. Marija, Marija, motina mūsų, tu kaip laukų gėlė, tu kaip laukų gėlė, tu kaip laukų gėlė, balsa ir nuostabi. Marija, Marija. Garbėtų Dievas Tėvas, kurio užtautos turime, mes turime duonos, kurio aukojame tau, žemės ir žmogaus labas, mums gyvybės duona. Mes turime vyno, mes vyno žodžius, visus, taps mums dvasinio gėrimo. Melskitės, broliai ir sesės, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mūsų visų auką. Te priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę,
o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Maloniai priimk viešpatie savo šeimynos atnašas ir toliau remk ją savo pagalbą, įdant neprarastų per Velykas gautųjų malonių ir pasiektų amžinąją laimę, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpat su jumis, Ir su tavimi aukštyn širdis, keliame į viešpatį, dėkokime viešpačiui Dievui. verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Šviesos vaikus jis pašventino amžinajam gyvenimui, tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę, savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi. Todėl į Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Šventas, šventas, viešpats, galybių, Dievas, pilnas, yra dangus ir žemė, jo garbės, Hosana, 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 aukštybėse, aukštybėse, garbė, kurs ateina, kurs ateina, viešpaties vardu, Hosana, 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 aukštybėse. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Jose, visą kunigiją ir visus čia esančius žmonės. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę,
leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leis mums draugę su šventąja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios, tai yra mūsų tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Suteik mums ramybę, suteik mums ramybę. Kaip gali mirti bažnyčia, jei ji maitinama Kristumi. Laimingi, kurie esam pakviesti į jo puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį
ir mano siela pasveiks. Kviečiu giedoti 8 giesmę. Pažinti tave noriu giedoti tau. Dabar noriu tarnauti tau. Daugiau negu dabar. Ieškoti tavęs, pažinti tave, noriu tarnauti tau. Daugiau negu dabar, noriu Melskimės. Nuolat mylingai globok Viešpatie išganymant pašauktąją tautą, kad tavo sūnaus kančia atpirktieji galėtų iš visos širdies džiaugtis jo prisikėlimu iš numirusių. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Skelbimas, kad 19 valandą turėsime aptarimą. Jau rašiau į čatą, bet gal ne visi paskaitėte.
kėdės vėl sudėliotos tvarkingai, tai jų ten atėję neišdėliokim ratuku, sėsim taip, kaip jos ten jau dabar išdėliotos, nes gavom pastabą. Tai viskas gerai ir atsineškit visi tai, kas reikia, kad būtų palaiminta. Prieš pasidalinimą palaiminsim jūsų įsigytas devocionalijas. Ir po palaiminimo čia sustosim ir pagiedosim Mariją Mariją. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.